Radviliškio rajone, Rinkiškio seniūnijoje prie Šušvės ir Vengrės santakos. Tai viena seniausių šio krašto gynybinių vietų, datuojama pirmo tūkstantmečio ir antro tūkstantmečio pradžia. Archeologai rado, kad čia žmonės gyveno daugiau nei prieš 1000 metų. Piliakalnis įrengtas labai patogioje vietoje, aukštame upės kranto kyšulyje. Jo aikštelė trikampė 36 metrų ilgio ir 17 metrų pločio pietinėje pusėje supiltas net 4,5 metro aukščio pylimas, o už jo iškastas gilus griovys. Status iki 11 metrų aukščio šlaitai padėjo gyventojams apsiginti nuo priešų puolimo. 1977–1978 metais Piliakalnį tyrinėjo archeologas Algimantas Merkevičius. Tyrimo metu aptikta senųjų medinių pastatų liepsnų, geležinių peilių, gilų žalvarinių papuošalų, molinio tiglio ir įvairios keramikos. Šie radiniai rodo, kad čia gyveno stipri ir gerai organizuota bendruomenė. Šalia Piliakalnio taip pat rastas 3–4 amžiaus pilkapynas, liudijantis, kad ši vieta buvo svarbi ilgą laiką. Manoma, kad pylimai buvo stiprinami keliais etapais, todėl Piliakalnis nuolat tobulinamas ir pritaikytas gynybai. Laikui bėgant jis neteko savo reikšmės, tačiau iki šiol išliko vienu svarbiausių Radviliškio krašto archeologinių objektų. Šiandien Matiekūnų Piliakalnis saugomas valstybės ir įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Ten labai įdomus ženklas buvo. Atrodo iš toli, kad eismas draudžiamas, bet iš tikrųjų ten 8 tonos kažkodėl užrašyta. Ar čia ekonominių sumetimų kažkaip jį pakabino, tą 8 ten nuretušavo ar uždažė, kaip čia suprasti. Nelabai žinau. Bet privažiuoja ir ir matai, kad ten 8 tonos parašyta. Užrašas tai net nesimato, kas čia parašyta. Kažkas yra, bet sunkiai skaitoma. Na štai ženklelis be lentelės. Bet vis tiek ženklelis. Gerai, pasižymim koordinatės. Čia aišku, chebra šašlykinę turi, kuriant matyt atvažiuoja šašlo pasikept. Galėtų ir šiukšlės išsivežti su savim. Šiukšliadėžė yra, bet o koks pupsiukas. Štai ir Piliakalniukas. Nuo jo viršaus atsiveria ramus Šušvės slėnio kraštovaizdis, leidžiantis pajusti senųjų baltų gyvenimų dvasią ir Piliakalnių laikų istoriją. Wow! Šušvės tvenkinys čia yra. O čia vat Vendrės upelis teka. Graži vieta. Tikrai verta Piliakalnių čia stovėti. Kažkokia pilis matomai buvo. Į tiek. Būk sveikas. Vaitiekūnų Piliakalnį.